Lapkričio 26 dienos pirmadienio laidoje matysite, Kėdainiuose paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Medikai kviečia didžiąsias metų šventes švęsti be alkoholio. Po permainingos kovos Nevėžio krepšininkai įveikė uteniškius. Šeštadienį Kėdainiuose buvo paminėtas Lietuvos kariuomenės 94 gimtadienis. Šventė prasidėjo Švento Jurgio bažnyčioje mišių auka už Lietuvos karius. Vėliau Didžiosios rinkos aikštėje karius sveikino Saulutės globos namų auklėtiniai, savivaldybės vadovai. Lietuvos karių diena, Lietuvos kariuomenės diena yra tikrai labai svarbi diena mūsų valstybės gyvenime, nes tai yra ženklas, kad yra Lietuvos valstybė, kad yra stipri Lietuvos valstybė, kad jinai yra saugoma, ginama. Ir aš manau, kad tokioje dienoje visuomenės ir kariuomenės, karių ryšys, bendrystė, tai yra kaip tik tie ženklai, kurie paduodami mūsų jaunuomeniai, mūsų vaikams, kad mes turime savo valstybę, mes ją saugome, mes ją gerbėme ir mes džiaugiamės savo kariais ir savo kariuomenę. Kėdainiečiai galėjo pasižvalgyti po ginkluotės ir ekipuotės parodą, stebėti 207-osios pėstininkų kuopos karių pasirodymą, suplanuotą pasalą. Kėdainiuose yra pas mus pėstininkų kuopa. Ir paprastai kiekvienais metais, tikrai noriu padėkoti ir asmeniškai kuopos vadui, kuris rodo didelį iniciatyvą ir bendradarbiaudamas su miesto valdžia, kariuomenės dienos proga kasmet organizuoja tokius renginius. Kariuomenė tai yra ir vyriškumo mokykla, tai ir mokoma pakankamai naudingų dalykų. Ir pagaliau žmonės kariuomenėje įgyja tam tikros disciplinos, pripranta prie tvarkos, kas tikrai naudinga yra ir kasdieniam gyvenime. Karių savanorių pagrindinė užduotis tai, skaitykime, vykdyti kovinį rengimą, rengtis galimoms grėsmėms. Taip. Todėl ir kariai savanoriai savaitgaliais yra kviečiami į pratybas ir vykdo jiems skirtas užduotis, rengiasi tiek karo atveju, taip pat mes turim identifikavę padalinius, kurie yra pasirengę vykdyti ir taikos meto užduotis Lietuvoje. Pastebiu dabartinę tendenciją, kad karių savanorių daugėja. Aišku, nepaslaptis, kad ir dėl ekonominių sunkumų laiks nuo laiko dalis karių palieka mūsų gretas. Bet kaita vyksta. Ir galėčiau pabrėžti, kad net sunku įvardinti amžiaus vidurkį. Svečiavosi specialiųjų operacijų pajėgų komanda Aitvaras, kurios demonstruotas robotas ieškantis sprogmenų sulaukė ypatingo žiūrovų dėmesio. Pats didžiausias išminuotojų pagalbininkas. Nereikia pačiam žmogui eiti, kaip sakant, prie pavojingo kažkokio tai sprogmens ar šiaip kažkokio objekto pavojingo, tai pagalbininkas mūsų pats didžiausias. Jam teko padalyvauti realioje situacijai, taip kad jau jisai, kaip sakant, matęs iššūkių visokiausių. Šventėje miestelėnai buvo vaišinami kareiviška košė ir arbata. Kalbinti kėdainiškiai sakė, kad kariuomenėje save išbandyti turėtų kiekvienas vyras. Pats iš tikrųjų dirbu kariuomenėje, tai atsivežiau tik tai dėl vaiko daugiau. Man tai tas šventė atbūnu aš jau ir savo ir taip. Vaikam įdomu? Vaikam? Manau, kad jau mes ką tik atėjom, bet dar manau, kad rasim čia ką pažiūrėti. Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialistai kvietė prisiminti senuosius papročius ir tradicijas ir didžiąsias metų šventes švęsti be alkoholio. Kokie jie, ką reikėtų keisti, ar mes tikrai turime tuos geruosius papročius, ką galime perduoti savo jaunai kartai. Apie tai šiandieną kalbės lektorius, mokslų daktaras, docentas Aurelijus Veryga. Jis be to yra dar ir didelis visuomenininkas. Ir iš tikrųjų, mano akimis, tai yra antrasis Motiejus Valančius Lietuvoje, kuris tiek daug skiria dėmesio alkoholio, tabako ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijai. Susitikime su mūsų rajono gyventojais diskutavęs Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas medikas Aurelijus Veryga pabrėžė, kad nėra saugios alkoholio dozės,
kuri nedarytų neigiamų poveikio mūsų organizmui. Mūsų tradicijos iš tikrųjų buvo labai geras ir dar nereikia labai toli ieškoti, užtektų paklausti senolių, jie papasakotų tų tikrų lietuviškų tradicijų, kur ir adventas, ir gavėnė buvo tikrai ir pasniko laikas, ir buvo žmonės iš tikrųjų daug, sakykime, artimesni ir mokėdavo bendrauti neprisigėrę. O dabar yra taip, kad tos prekės, kurios sukelia priklausomybę, jos tiesiog yra verslo objektas ir verslas stengiasi jas parduoti, stengiasi įsiūlyti. Ir dabar turim kitą problemą. Žmonės nebesugeba atsirinkti, kaip čia turėtų būti, čia yra gerai ar yra blogai, ir susiformuoja naujos tradicijos, susiformuoja toks požiūris, tokia nuostata, kad jeigu žmonės nesisvaigins, tai ką jie veiks apskritai. Ir tam, kad tą nutraukti tokį save stimuliuojantį ciklą ir save stimuliuojantį ratą, kažkas turi pradėti. Ir sunku tikėtis, kad tą vaikai padarys, pirmiausia, suaugę turi pradėti keistis. Ar daug alkoholio suvartoja? Labai daug suvartoja. Mes esam tarp lyderiaujančių šalių Europoje, kartu su vengrais ir čekais. Ir tas vien legalus suvartojimas vienam žmogui tenkantis alkoholio kiekis, absoliutaus to gryno spirito, yra apie 12 litrų. Jeigu mes dar priskaičiuosim tą, ką žmonės patys pasidaro, iš kažkur atsiveža nesumokėję mokesčių, tai bus apie 15-16 litrų vienam žmogui. O yra taip skaičiuojama, kad ta tokia santykinai saugi riba visuomenė yra apie 7 litrai. Ar yra nekaltas alkoholis? Dabar visai nesenai buvo paskelbtos tikrai labai įdomios studijos, kur toksikologiškai buvo įvertintas alkoholio poveikis ir toksikologai bandė suskaičiuoti, koks tai būtų kiekis, kas tai būtų, kaip jūs sakot, saugu ar nekalta. Tai tokia daugiau mažiau, sakykime, teoriškai saugi riba, kaip jie teigia, būtų maždaug 2,6 gramo absoliutaus alkoholio per parą. O tai būtų mažiau negu valgoma šaukštas degtinės. Tai jeigu žmonės tokius kiekius gertų, bet jūs nerasit turbūt tokių žmonių, kurie taip vartotų. Čia yra kažkas panašaus, kai yra geriama tie visokie balzamai, kurie yra užpilti žolelės ten etilo alkoholiu. Ir jis ten naudojamas kaip tirpiklis, kažkas panašaus, arbatinis šaukštelis. Tai jeigu žmonės sutinka taip vartoti, aš beveik drįsčiau sakyti, kad ko gero čia saugu yra. Beko Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynėse Kėdainių Nevėžis namuose po dramatiškos kovos įveikė Utenos Juventus krepšininkus. Susitikimas Kėdainiuose prasidėjo atkakliai, nei viena komanda neturėjo didesnės iniciatyvos. Tačiau kiek tiksliau žaidė svečiai po 10 minučių pirmavo 21-17. Antrajame ketvirtyje Nevėžio krepšininkai neleido įsismaginti uteniškiams ir vienu metu jau turėjo 4 taškų persvarą. Juventus spurtavo ir susigrąžino persvarą 42-35. Nevėžio krepšininkai taip pat rankų nenuleido ir trečiajame kėlinyje rezultatą išlygino. Ketvirtajame viskas prasidėjo iš naujo. Rezultatas buvo lygus prieš pat rungtynių pabaigą. Prasidėjus paskutiniai mačo minutei 70-70. Pergalę uteniškiams galėjo atnešti paskutinis Dariko Leonardo metimas, tačiau po beveik pusvalandį trukusių diskusijų teisėjai nusprendė metimo neįskaityti ir pergalę šventė Nevėžio krepšininkai. Po šio sprendimo Juventus ekipa nusprendė teikti protestą. Nežinau net ką pakomentuoti daugiau, net neįsivaizduoju, net negaliu pakomentuoti, ar tai buvo ar nebuvo, nes pats net nemačiau šitą, tik tai bėgau prie žmogaus, kuris metė. Žinau, sunku, aišku, sunku. Geriau, kaip sakoma, kartais būna gauni 1 tašku, tai geriau gauti 20 taškų ir viskas. O žymiai skaudžiau yra tai. Bet aišku, labai šis mėnesis mums intensyvus, daug rungtynių, 10 rungtynių berods turim. Tai tų laisvadienių irgi ne per daugiausia turėjom, reikėjo treniruotis. Aš žinau, gerai, gal gerai viskas. Gerai, laimėjom, viskas gerai. Taip, turbūt ir visi žiūrovai, kurie buvo šiandien susirinkę į šias varžybas, tikrai matė labai gražų krepšinį. Ir paskutinis metimas lėmė, ar viena ar kita komanda gali laimėti rungtynes. Kaip yra žinoma ir jau ta praktika naudojama, kad paskutinio metimo atveju, ar užskaitomas metimas ar laiku ar nelaiku, yra peržiūrima oficiali filmuota medžiaga. Teisėjai
pasitarę ir peržiūrėję kelis kartus tai, matė, kad ekrane užsidega 24 sekundžių raudonas taškas, tai reiškia, kada 24 sekundės ir laikas pasibaigęs. Tad nugalėtojas nuspręstas ir manau, kad tai teisingai pasielgta. Antradienio Kėdainių garsas praneša apie grėsmę iš parduotuvės pareiti namo su supuvusiomis silkėmis ir dvokiančia mėsa. Samsono parduotuvėje aptikta daug grupių pažeidimų, tad turite būti atidūs rinkdamiesi pirkinius. Skaitydami šį laikraštį sužinosite, kas tvarko paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę ir kiek tai kainuoja. Pranešama, kad jauniausias Seimo narys iš Kėdainių įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Publikuojama gausybė reportažo ir savaitgalių renginių. Kėdainiuose kvepėjo kareiviška koščia, Pelėdnagiuose atidarytas Pelėdų kaimas, Kėdainiuose laukiama parodos skirtos Piotro Stolypino atminimui, Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla atšventė 10 metų jubiliejų, o Nevėžio futbolo klubas 50-metį. Čia rasite ir ypač įdomią informaciją apie tai, kur dėti pasenusius ir nebetinkamus naudoti vaistus bei kitų įdomių žinių. Kėdainių garsas, kaip visuomet, tik apie tai, kas svarbiausia ir įdomiausia. Antradienio lapkričio 27-osios rinkos aikštėje nestinga įdomios ir naudingos informacijos, kuri turėtų sudominti įvairaus skonio ir poreikių skaitytojus. Šįkart retokas atvejs, kai pirmame laikraščio puslapyje pateikiama publikacija sporto tema, nes praėjusį šeštadienį įvyko gana įdomus dalykas. Po krepšinio varžybų teisėjams prireikė peržiūrėti vaizdo įrašą, kad būtų įmanoma nustatyti, kuri komanda laimėjo, o teisėjų išvada lėmė Nevėžio pergalę. Šiame numeryje yra ir reportažas iš Lietuvos karių dienai paminėti skirto renginio, Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 10-mečio sukakties, taip pat pateikiama informacija apie plačiai nuskambėjusios modernaus javų nuėmimo kombaino vagystės tyrimą, ūkininkams skirtas Sodros komentaras, paliesta ir žemdirbiams labai aktuali melioracijos tema. Bandoma gilintis į vienos kaimo gyventojus ir žemės ūkio bendrovės nesutarimą dėl žemės nuomos. Laikraščio priede Gyvenimas margas įdomus pasakojimas ir apie įdomius žmonės. Jų gyvenimo filosofija ir veikla, pateikiama literatūrinė kūryba, naudingi patarimai. Gruodžio 4 dieną, 18 val. Kėdainių kultūros centre humoro grupė Ambrozija. Kartu atlikėjas Paulius Talionis. Pradžiuginkite savo artimuosius nuostabia muzikinė dovana. Gruodžio 26 dieną, 14:30, Kėdainių kultūros centre koncertas skirtas dainininkės Juditos Leitaitės kūrybinės veiklos 30-mečiui – linksmų šventų kalėdų. Dalyvauja styginių kvartetas, pianistė Rūta Mikelaitytė Kašubienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro baleto studijos Mažosios balerinos. Bilieto kaina 30 litų, vaikams ir senjorams 20, koncerto dieną visiems 40 litų. Lapkričio 28 dieną 17:30 Daugiakultūriame centre klasikinės muzikos vakaras 3 didieji B. Atlikėjai Miglė Serapinaitė smuikas, Vaida Kirvelytė fortepijonas. Programoje skambės rafinuoto baroko meistro Bacho, subtilaus racionalaus klasicizmo ir gaivališko romantizmo sandūrą įkūnijusio Van Bethoveno bei paskutinioji klasikų tarp romantikų vadinto Bramso kūriniai. Bilieto kaina 15 litų, mokiniams, studentams, senjorams 10 litų. Lapkričio 30 dieną 16 val. Kėdainių ir Kauno miesto jaunųjų akordeonistų koncertas. Gruodžio 2 dieną 14 val. Kėdainių kultūros centre Advento popietė. Sielos atlaidai. Savo kūrybą skaitys Genovaitė Gustytė. Advento giesmės giedaus Kėdainių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Vėtrungė. Vadovė Gintarė Brazinskienė. Gruodžio 3 dieną 11 val. Kėdainių kultūros centre vyks tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimas. Kėdainių bendruomenės socialinio centro lankytojai parodys spektaklį 12 mėnesių. Dalyvaus televizijos projekto 2 minutės šlovės dalyvis Nerijus Šukutis. Bus surengta neįgaliųjų kūrybinių darbų paroda. Gruodžio 8 dieną, šeštadienį 16 val. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šventąsias mišias, po kurių pristatys 2013 metų kalendorių Dievo angelai, mūsų sargai ir leidinį Evangelija kasdien.